Sveiki visi. Šiandien turime antrąjį reportažų ciklą su ekspertu. Į svečius esam pasikvietę jau mūsų salone buvusią interjero architektę, dizainerę Ingą Stanevičienę. Šiandien ją pakalbinsime kaip profesionalą, patyrusį ekspertą, renkant grindis klientam, patariant jų parinkimus ir panašiai, kokios yra grindų parinkimo galimybės, vienų ar kitų už ir prieš, tarnavimo laikas, tendencijos galų gale, raštai ir daug daugiau informacijos. Taip kad, Inga, sveiki dar kartą. Sveiki. Grindys, aš manau, tikrai maloni tema, kada vizualizuoji interjerus, kalbi su klientais, kokie yra klientų lūkesčiai grindų parinkime, ko jie tikisi. Tai kokios tos grindys vyrauja pasirinkime, ne? Nes tikrai turim begalę daug grindų, tai jūsų kaip ekspertės nuomonė, su kokiais pasirinkimais galbūt susidurėte jūs? Tai taip, iš tikrai didžiausias darbas yra interjero dizainerio atėjus į objektą, tai ir vienas svarbiausių pasirinkimų yra grindys, nes tikrai tai yra daiktas, kuris turi tarnauti ilgai. Pasirinkimai šiai dienai, aišku, yra gausus pasirinkimas, tai yra ir parketlentė, ir vinilinės grindys, ir laminatas, bei bambuko grindys, kurios gal nėra taip jau labai ir plačiai žinomos. Kas mūsų klientai, ką dažniausiai renkasi, dabar pastebime, tai jei norima natūralumo ar išskirtinumo, tai žinoma parketlentė arba bambuko grindys, o žinoma, jei norima gal didesnio atsparumo, mažiau priežiūros, tai renkasi vinilą arba laminatą. Tai, kaip suprantu, dvi principė grindų kategorijos - sintetinės ir natūralios dangos. Kurioje vietoje čia taip senai pamėgtas, galbūt nežinau, ar primirštas laminatas atsiranda? Laminatas gal tokios primirštos grindys, bet tikrai mes jas rekomenduojame rinktis, nes gal tai yra ir toks ir kokybės ir kainos santykis, kalbant apie laminato grindis, kad pakankamai paviršius yra mielas vaikščioti, bet jos ir nėra labai brangios. O žinoma, sintetinės grindys būtent kaip vinilas, jas nors tai nėra mano favoritas ir ką rekomenduoju klientams rinktis, bet žinoma, dažnas klientas irgi pageidauja vinilo vien dėl to, kad yra jisai labai atsparus drėgmei, tai gal dėl to, kad galima ir vonios kambariuose naudoti, tai toksai pasirinkimas gal kliento būna, nors kaip mano nuomonė, tai aš visada klientam daugiau siūlau natūrales grindis, tai ar parketlentė, ar kietmedis, va būtent kaip bambukas, kuris suteikia ir natūralumo, jaukumo, šiltumo interjere. Tai jūs esat natūralių grindų šalininkė, kaip suprantu, taip? Taip, ir šiaip žiūrint naujausias tendencijas apie interjerus, labai gal mūsų tas toksai masinis vartojimas ir taip toliau labai pastebime tendencijas, kad žmonės labai grįžta prie natūralumo. Interjeruose labai naudojama daug natūralaus medžio, daug natūralaus akmens, tai todėl ir grindys grįžta taip pačiai natūralių medžiagų. Inga, prakalbote apie grindų tendencijas. Tai Chevron grindų formatas ir angliškos 90 laipsnių eglutės formatas. Ar dar vis tik yra madinga tendencija, ar nesenstanti klasika? Ir madinga tendencija, sakyčiau, nesenstanti klasika, nes iš tikro dar labai daug klientai naudoja būtent ar Chevrono, ar eglutės rašto grindų interjere ir tikrai labai pagyvina interjerą ir tikrai duoda tokios kaip ir estetikos ir prabangos.
Bet norėčiau galbūt paminėti būtent apie eglutę ir ševroną, būtent raštus šitus, kad klientam renkantis tokias grindis būtina atsižvelgti į jų namų erdvę ir jų dydį. Nes kadangi tai yra graži grindų danga ir norisi atskleisti jos tą grožį, tai galbūt nerekomenduojama rinktis labai mažiem butam ar mažiem namam, kur yra daug apstatymo ir kur tiesiog tu nepamatysi to grindų grožio. Žinoma, pagal interjero stilistiką kalbant, tai tokių raštų grindis kaip eglutė ar ševronas rekomenduojama rinktis modernios klasikos ar moderniuose interjeruose, nes industrinio stiliaus interjeruose, boho stiliaus ar rustic stiliaus interjeruose vis dėlto rekomenduojame rinktis tradicinio lentos tipo grindis, platesnė ar siauresnė, bei taip pačiai tradicinės lentos dydžio grindis rekomenduojame rinkti mažesnėm erdvėm. Bet pastebiu, kad ir sintetinių grindų nemažai gamintojai gamina tą chevron, vadinkim, raštą, kiek ar čia nėra to kažkokio, žinot, kičo, tiesiog jisai gražiai žiūrisi, gražiai naudojasi, ar čia dėrėtų atsižvelgti į tą tiesiog dalyką, kad galbūt išlaikyti prie natūralių dangų gal tokio formato tą grindų raštą? Žinoma, visada daug gražiau atrodo natūralių grindų, kaip parketlentės, kaip bambuko grindų, būtent šitas raštas. Gal aš paminėčiau, būtent taip turi ir sintetinės grindys kaip vinilas, būtent irgi ir eglutę, ševroną, bet galbūt tada tokio rašto ir tokio tipo grindis aš visada klientam rekomenduoju naudoti tada galbūt visuomeninės paskirties interjeruose, kaip salonuose, grožio parduotuvėse, kažkur, kur reikia atsparumo, bet norite ir sukurti stilistiką, o namuose vis viena rekomenduojama rinktis galbūt natūralesnio tipo grindis. Natūralumas jisai žavus iš tikrųjų, bet daugiau ar mažiau vis tiek tie lentų spalviškumas jisai nuskiriasi kaip natūralus medis, kaip, sakykime, kitos natūralios dangos, neišvengiamai yra ta spalvų variacija lentų. Sintetinėse dangose yra greičiausiai kitaip. Taip, nes, bet vėl, tikriausiai priklauso nuo kliento, jei klientui patinka lygesnis raštas, lygesnis faktūros ir tonai, tai taip rekomenduojame, tada tikrai gali rinktis iš sintetinio tipo grindų kaip laminato ar vinilo, kada yra siekiama interjere daugiau natūralumo, natūralių faktūrų, raštų, tai tikrai rekomenduojama rinktis tada natūrales grindis kaip parketlentę ar bambuko grindis, o žinoma, kitą kartą klientus atbaido natūralios grindys nuo to, kad yra kaip ir minkštesnė ta danga, kuri gali įsispausti su kokiu kulniku einant, tai visada tada rekomenduojame kaip bambuko grindys, nes jos tikrai yra kietos, atsparios kažkokiem įspaudimam ar mažiau atsparios įbrėžimam. O kaip su grindjuostėm, nes tikrai opi problema, kada klientai renkasi, didelis sąmyšis galvoja, prie ko derinti, aukštis jų, galų gale medžiagiškumas ir panašiai, tai kokia jūsų yra patirtis ir patarimai tiems klientams? Taip, grindjuostės irgi toks labai kartais, kaip sako, topus klausimas, bet grindjuostės irgi taip pat renkamės pagal interjero stilistiką ir vyraujančias spalvas interjere. Tai kaip pavyzdys, jei mes turime šviesias sienas, šviesias duris ir, sakykime, ąžuolo spalvos ar riešuto spalvos grindis, tai rekomenduojame rinktis tada, sakykime, baltas grindjuostes, kurios susilieja jums gražiai su sienų danga, su visų interjeru, ir jei pas jūs vyrauja šviesūs tonai, šviesūs baldai, tai taip pačiai rekomenduojama rinktis baltas grindjuostes. Vėlgi tipai yra dažomos, tai taip pačiai galite nusidažyti pagal savo sienų spalvą arba durų spalvą. Dar šiek tiek
gal apie pačių baltų grindjuosčių irgi stilistiką, tai jei tai yra modernus interjeras, tai gal paprastesnio profilio grindjuostė, jei tai yra moderni klasika, gali jinai būti ir pafrezuota. O sakykime, jei mes turime interjerą, kuriame vyrauja daugiau natūralūs tonai, daug akmens, daug medžio ar natūralaus molio tinko, tai rekomenduojame tada derinti prie grindų, tai būtent jei mes turime medžio spalvos grindis, tai taip pačiai ir grindjuostė yra tokia. Tai ir žinoma, jei taip pačiai mes turime ir duris, irgi, sakykime, medžio lukšto ar medžio masyvo. Dar norėčiau paminėti apie aukštį grindjuosčių, kaip irgi pasirinkti. Tai čia yra tradicinis 7 cm aukštis, tai tokias grindjuostes rekomenduojama rinktis butuose, kur nėra aukštos lubos, arba namuose, kur irgi nėra aukšta patalpa. O kada jau yra aukštesnės lubos arba šlaitinės lubos, aukštos erdvės, tai kad pabrėžti tą aukštį, tai mes jau rekomenduojame rinktis nuo 9 cm ir aukštesnės 11-12 cm grindjuostes. Tačiau, jei mes turime modernę klasiką ir taip pačiai, kad ir ne aukšta patalpa, bet kadangi ten naudojama daug moldingų, apvadų, tai tikrai irgi tam klasikos įspūdžiui pabrėžti mes galime naudoti ir aukštas, kaip pavyzdys, 12 cm grindjuostes ir taip pačiai su kažkokiu pafrezavimu. O kalbant, sakykime, apie tas spalvų gal tendencijas renkantis grindis, natūralūs tie atspalviai, kaip rusvi, nuo šviesiai rudo iki tamsiai riešuto rudo, ar kažkokie balinti paviršiai grindų, ar yra kažkokie taip aktualumai, tendencijos šiais metais, ar čia vėlgi reikėtų atsižvelgti į kiekvieno interjero stilistiką ir nesivaikyti madų? Tikrai taip, aš kartais interjerą lyginu su rūbu, tai žinoma, kad tendencijos jos nėra išvengiamos, mes visada sekame tendencijas. Tai žinoma, paskutinės interjero tendencijos tai vėl grįžta tamsesnės grindys į interjerą, tai būtent riešuto spalvos, šokolado spalvos grindys, bet tačiau norint tokių grindų, tada irgi labai turime interjerą kurti taip, kad kontrasto principų šviesų tamsų, kad labai ir neužsitamsinti tos erdvės. Bet jei klientai nesivaiko tendencijų, nori tokių gal, kaip sakyti, ilgaamžiškesnių sprendimų pačio interjero atžvilgių, tai nesenstanti tendencija ir kur tikrai prie visų interjerų derės, tai būtent yra, net va prie manęs išstovi bambuko grindys, bet būtent ta spalva ąžuolo, aš kaip vadinu natūralaus ąžuolo, arba tiesiog tokio natūralaus medžio spalva, kuri tikrai visada derės. O žinoma, yra ir labai šviesių grindų, kaip balintos, tai kada klientai nori tikrai labai šviesaus interjero, galbūt pats namas ar būstas yra tamsus viduje, galbūt nėra daug saulės šviesos, tai žinoma visada rekomenduojame rinktis šviesias. Aišku, dėl praktiškumo, dėl spalvų, tai irgi visada labai reikia atsižvelgti į tuos pačius augintinius, kokius mes laikom. Jei, nežinau, juodas šuniukas, tai galbūt rekomenduojame rinktis tamsesnes grindis, kad tiesiog mažiau matytųsi plaukai. Su baltom grindim jau nežaisti. Tikrai taip. Arba į baltas šuniukas, tai šviesios grindys. Čia tiesiog iš praktiškų patarimų. Su ta praktika ateina praktiškai ir kiti patarimai, kad ir dulkių tas matomumas viskas. Tai neretai tikrai tie klientai, kurie yra susidūrę su tamsiom grindim, gink dieve, niekada nenori eiti į šviesesnę pusę, tie, kurie neturėjo, visada norisi tos prabangos, nes greičiausiai su tamsiom grindim ir ateina tas ir žavesys, kontrastas, prabanga, kuris tikrai išskiria ir puošia, nes o kiek atsakingai klientai renkasi grindis, nes ir kur jūsų, sakykime, ta nuomonė grindys name, kiek tai yra svarbu? Labai svarbu ir kiekvienas klientas, kuris ateina pas mus dėl paslaugų ir samdosi mus kaip interjero architektas ar dizaineris, tai aš visada klientams sakau, kad
name yra dalykų, į kuriuos mes turime tikrai investuoti ir rinktis kokybiškas medžiagas. Tai vienas iš jų yra būtinai grindys ir visada klientam, kad sakau, nepagailėkit ir investuokit į grindis ir pasirinkit kokybiškas, geras, kurios tarnaus jums ne vienus metus grindis, nes kaip žinome, pakeisti visame name ar bute grindis tai yra labai didelis darbas ir didelės investicijos. Tai nepataupykim ties grindim, pasirinkim kokybiškas, geras grindis, pasidomėkime apie jas ir tikrai investuokime į tai. Nu, grindis pakeis, kai aš sakau, tai yra kapitalinis remontas. Tai ačiū Ingai už patarimus, už įžvalgas. Tikėsimės dar ne vieną kartą jūs sutiksime kitų medžiagų patarimais, kokias reikėtų atsižvelgti, kokias renkantis. O kitą kartą tiesiog turėsime ekspertą, kalbant apie grindų montavimo subtilybes ir visus ypatumus. Dėkoju.